Ta mintis buvo kilusi būtent tam organizaciniam komitetui, kuris rengia 100-metį. Ir būtent nuo vasario 16 buvo pradėta ta mintis ir buvo kviesti visi palaikinti šią idėją prisijungti būtent 19 val. 18 minučių, kas yra susijęs su 1918 metų vasario mėnesio ta data, palaikyti ir būtent tuo laiku ar dainuoti, ar giedoti, ar groti, ar kažkaip būtent šitą giesmę. Ir Raseiniai labai maloniai prisijungė, ne tik tai, bet nuo pat pradžių. Iš pradžių muzika skambėjo prie kultūros centro. Vestibiulyje ir lauke. Ir kiemelėje kultūros centro 19 val. 18 minučių kiekvieną vakarą skambėdavo Lietuva brangi, bet po to dėl techninių kliūčių mes šitą akciją turėjom nutraukti, bet labai maloniai prie tos akcijos toliau pratęsimo prisidėjo mūsų kultūros centro choras Šatrija ir tą pačią pirmąją mintį tai davė mūsų Monika, mūsų vadybininkė. Tai. Na ir tai, kad mes dar ruošiamės būtent tam chorinės muzikos festivaliui Dainuoja Maironiai 7 spalio ir dabar labai gražiai 2 mėnesius, kiekvieną ketvirtadienį 19 val. 18 minučių mes giedosim Lietuvą brangiai. Visų lauksime čia. Ir tikiuosi, kad nebus koncertinis variantas kaip šiandien, kad buvo, kad Šatrija čia, o visi tik tais dainuojantis buvo, bet bandysim netgi įlysti į tarpus. Tai aš tiesiog gal paporinsiu savo kolegom, kad aš tiesiog kviečiu tie, kurie yra neabejingi kultūrai, kurie neabejingi istorijai, kurie tiesiog neabejingi Maironiui ir tiesiog tiems, kuriems rūpi istorija ir laukia 100-mečio. Tai būtų tiek ir kitą ketvirtadienį mes laukiam tikrai daug gausiau dainuojančių, nes tai yra akcija neklausytis, bet kartu prisidėti savo balsu, tegu skamba šitas Maironio parkas nuo mūsų balsų. Graužiai malonės, daina
17, 18. Galite tekstą pasimokyti. Dabar galite uždainuoti. Va. Ir visiems labai ačiū. Su malonaus susitikimo kitą ketvirtadienį. Ačiū Maironiui.